Sveikos, mielos moteris, tos, kurios galvoja apie buvusį vyrą, apie buvusį partnerį, apie buvusį sutuoktinį, apie buvusią santuoką ir vienu žodžiu kažkaip negalit paleisti tos praeities. Taigi, šitas skaitimas būtent jums. Taigi, pasižiūrėkime, kągi pasakytum orakulai, kortos ir kandeliarai jums reiškia apie buvusius santykius ir apie buvusį ir bendrai kokį patarimą duotų. Nu kągi, tai vat pasižiūrime, ar tai tikrai jūsų variantas, vat koks buvo jūsų buvusysis, sakykim taip, nu ir jūs, reiškia. Ir kokie tie santykiai buvo. Signifikacija tokia. Ir pasižiūrime, reiškia, be abejo, dar sykį su Lenormand. Jis koks buvo, kokie buvo santykiai tarp jų dviejų. Dėl ko įvyko skyrybos. Va. Ar jūsų buvusis suprato priežastis? Ar jis norėtų sugrąžinti laiką ir jūs? Ką jis jaučia jums dabar? Pažiūrėsim. Ką jūs jaučiate? Na ir patarimas dėl praeities. Būtų čia. Reiškia taip. Žiūrime. Jis koks buvo. Jeigu jūs atpažinsit save ir jį, tai tada žiūrite toliau. Jūs kokie buvo santykiai. Dar yra kortų prisimaišė. Dėl ko įvyko skyrybos? Ar jūsų buvusis suprato priežastis ir savo, reiškia, sakykime, kaltę? Va. Ar jis norėtų sugrąžinti laiką ir jūs? Ką jis jaučia jums dabar? Ką jūs jaučiat jam? Ir patarimas dėl praeities. Kągi, žiūrime. Jisai koksai buvo žmogus. Matot, toks šamanas jisai buvo. Šiek tiek laukinis, bėgikas, energingas, tačiau jis buvo labai sunkus žmogus. Labai sunkus. Ir karminis plius. Plius jisai buvo, reiškia, darbaholikas. Labai daug dirbo. Stengiasi uždirbti pinigus. Nu, štai taip. Kaip ir tokia turėjo energiją kažkokią, galėjo bendrauti, sakykime, su anapusiniu pasauliu. Kažkas yra tokio, magins jėgas turėjo, sakykime. Karmin žmogus, sunkus labai, darbaholikas. O kokia jūs buvote? Jūs kokia esate? Mokytojas, imperatorė, galit būti kilmingo kraujo. Reiškia, moteris iš karališkos giminės, jūs buvot žmona, reiškia, labai aukštas statusas, irgi reiškia, žmogus, kuris ten dirbo su vaikais, mokė vaikus, arba bendrai mėgsta mokyti, išsilavint žmogus, turint informaciją, dirbant su popieriais. Jūs ir mylinti, ir protinga, ir aistringa, ir aktyvi socialiai, labai irgi pozityvi moteris. Jisai, reiškia, daugiau karmiškai sunkus, bet turėjo pliusinių savybių, negalim sakyti. Gal reiksnys, galėjo ūbaut kažkaip tai, kaip šamanas, vienu žodžiu. Šamaniškus kažkoks sugebėjimus turėjo.
Nu kągi, tačiau, reiškia, jūsų status aukštesnis pagal jį, jis tik tais iš darbininkų šeimos, sakykime, jūs iš karališkos galite būti, turėti karališko kraujo. Bendrai labai toks aukštas statusas jų, kaip žmogaus. Kokie buvo santykiai jūsų? Nu, labai žiaus santykiai. Piktybiškai tiesiog amžini ginčiai, pletkai, muštynės galėjo būti. Piktybiškai kažkaip buvo elgiamas ir čia galbūt vyras visą laiką stebėjo per kampą negatyviai. Plius santykiai buvo griūvantis nuo pat pradžios tikriausiai. Nesaugus, keiksmai vienu žodžiu, prakeikimai ir taip kaip žaibais. Pasmerkti griūčiai buvo santykiai. Buvo daug blogio santykius. Tai dėl ko įvyko skyrybos? Įvyko skyrybos. Tiesiog įvyko skyrybos, nes nebuvo dvasingumo. Ėjo, reiškia, kaip žalojantis santykiai, sakykime, nedvasingi, nesveiki, bėdni, šalti, ubagiški. Dėl to ir įvyko santykiai. Nebuvo dvasingumo. Santykius. Kaip skirtingi žmonės skirtingais keliais vaikščioja. Taip. Ar jisai suprato priežastis ir savo kaltes? Ne, jisai yra demono apsėstas žmogus. Juodas, aštrus, kerštingas, piktas. Tarsi galbūt ir jis inicijavo skyrybas, kaip dalgių nukirto. Pats velnės jį visą laiką kūsino. Jis mato viską iš juodosios pusės. Jokių kalčių jis nemato. Jis gali jūs kaltinti. Ar jis norėtų sugrąžinti laiką ir jūs? Jisai kažkokio turi nemėgą, gailisi, pergyvena, nepamiega. Čia kaip pamoka jam didelė. Jau knyga užversta ir gali dėl pinigų galbūt pergyventi daugiausiai, dėl finansų, dėl dokumentų kažkokių. Šiaip tai jis labai blogai jaučiasi. Ką aš padariau? Kas bus toliau? Bet ar jis norėtų sugrąžinti laiką ir jūs, tai klausimas. Jam daugiau gal gaila kažkokio, sakykime, finansų kažkokiu. Mintis įkamuoja juodai. Ką jis jaučia jums dabar? Čia ir fortūns ratas ir mėnulis. Jis netiki, kad jums pasiseks. Ir jis netiki, kad jums galėjo pasisekti. Ką jisai jaučia? Kažkaip tai, ką jis jaučia jums dabar? Ir dvigubi jausmai yra. Gal naktim galvoja, kaip sekasi. Galbūt džiaugiasi, kad jūs ir išėjot, kaip sakant, kad jūsų nebėra. Ką jis jaučia jums? Nieko gero jis jums ir nelinki. Sakykime, pažiūrim, ką jis jums jaučia. Gyvenimas. Tarsi. Nukirstas. Tačiau aš turiu raktą. Taip. Ką jisai jums jaučia? Jam svarbu yra finansai. Ir ką jis jums jaučia? Čia prisirišimai yra kažkokie. Veikia ta tamsioji jėga. Tarsi kaunasi juoda ir balta.
ir yra prisirišimai. Jisai prie jūsų buvo prisirišęs. Tačiau kaunasi tas šėtonas viduje ir jam sudužusi širdis yra, sudaužyta širdis, bando kažkaip tai dvasiškai gydyti ją, tačiau ego neleidžia ir, jisai taip galvoja, kad galbūt jūs sugrįšite, gali būti, bet jis norit, kad jums nepasisektų, ir tada jūs jau gal, vienu žodžiu, labai keistai taip yra. Ir išdidumas, ir piktumas, ir širdis sudaužyta, ir prisirišimas yra iš dalies. Tačiau tuo pačiu yra, reiškia, didelis skausmas, širdis užrakinta ir nepykanta tuo pačiu. Tai štai taip yra, reiškia, ką jis jaučia. Kažkas su sėkme, su laimes ratu. Ir laimingai važiuok. Maždaug taip jo jausmai. O ką jūs jaučiate? Jūs nors ir išsiskyrite, jį mylite. Išsiskyrus esate ir bandote atkirsti meilę ir jausmus jam. Štai taip. Ir patarimas dėl praeities. Mus sako, tu sunkia naštą nešiai su šitu žmogum. Bet tu užsidirbai, reiškia, tu jau atnešiai, jau ciklas užbaigts. Tu jau, kaip sakant, tapai tą baltoji lelyje, kaip sakant. Savo atgyvenai, atkentėjai. Ir bendrai, ką dar norėtų dėl to žmogaus jums patarti. Laimė pasibaigė, viskas užbaigta negrįžtamai jūsų gyvenime. Su juo, reiškia, viskas gyvenimas jau nugyventas. Džiaukis, tai pasibaigė tavo gyvenime. Jau. Reiškia, ką dar dėl jo norėt pasakyti? Tegu jis būna laimingas. Tegu džiaugis gyvenimu. Viskas pasibaigė. Ir džiaugsmai, ir sunkumai, ir neaiškumai pasibaigė. Ir, reiškia, darbas, ir apgaulės tuo pačiu pasibaigė. Ir viskas pajudėjo. Sakykime. Į naujus namus galbūt. Taip, į naujus namus. Tarsi pajudėjo. Štai taip. Apie buvusiai jums sako. Reiškia, ar dar įmanoma atkurti santykius, jeigu jums tai rūpi, ar įmanoma atkurti santykius? Ne, mirtis iškrenta. Kategoriškai ne, net nepatarė jums su šito žmogum atkurti santykius. Nes mirtis, čia reiškia pinigai. Mirtis jūsų sėkmei, jūsų turtų, jūsų laimiai, kaip sakant, jūsų sėkmei. Nereikia, reiškia, atkurti santykių. Dabar jūs esat geroj po, reiškia, situacijai. Su šito žmogum nebeįmanoma. Ar įmanoma, pavyzdžiui, kad jis, sakykime, jau būtų visai kitoks. Ne, neįmanoma. Jis nemato kelio. Nežino. Nemok mylėti tikriausiai. Ir jūs, ko gero, negalėtumėt jo mylėti. Ciklas yra užsibaigęs. Reiškia, ciklas yra užsibaigęs ir, reiškia, jau kas pražuvo, tas pražuvo, jūsų laukia naujos galimybės. Kągi, tai tiek būtų apie buvusiai.
toms, kurios galvoja apie jį dar vis. Iki. Su jumis buvo Kandelerė.